Nu ką, tai labas rytelis, brangų žiūrovai. Atvažiuoju iš krovimą į Bygmą. Esu čia buvęs. Jei gerai atsimenu, čia irgi bauda yra per 2 šonus išsikrauti. Nieko gera. Dar orelis toks ne kažką. Šlapia. Vėjas. Žodžiu, reiks padirbėti. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Esu tikrai čia buvęs, man atrodo, birželio mėnesį buvau. Šlaboms atsidaro. Iškart važiuoju ten, kur atsimenu. Nebebėgiuosi čia. Man atrodo, ne čia, o toliau vienu. Praeitą kartą ištikrovinėjau. O, čia va ir medieną matom. Nors čia sustuoti palaukti kariukariai. Arba susirasti. Išsitiesinam. Bjaurus tie 2 šonai, bet ką darys? Palei laiką tai tas pats gaunas maždaug, tik ten biški daugiau bėgiojama yra. Nes kitaip stovėtum ir žiūrėtum. A taip tai bėgioji, ten kitą šoną tai darai. Kol vieną šoną pradarei, tada atidarėjus, pradėjai iškrovinėti, tada eini kitą šoną atsidaryti. Kol nusimetė į diržus, žiūrėk, jau kairį šoną išsikrovė. Atvažiuoja į dešinį, kai į dešinį atvažiavo, tai jau eini į kairį šoną užsidarinėti ir pertrauk tentą į galą. Žodžiu, spėjai viską. Ir po to vėl atvirkščiai. Vėl bėgiai į dešinį šoną, vėl viską. Nu ir ant galą dar kol susidedi biškį užtrunka. O šiaip tai daugmaž tas pats, palei laiką išeina. Nu va, atidarinėjau jau po biškį abu šonus. Pradėjau iškrovinėti, padėsiu čia kamerą, kur nors galėsit pažiūrėti, kaip čia žiūris viskas. Kam neįdomu, galit prasisukti.
ir bėgioja aplink mašiną. Kol viską susidedi. Diržų krūva, sakčių, žodžiu, viskas.
Su vieną pusę baigiau. Liko kitą. Ir liks bardaką susitvarkysiu bardaką. Galim važiuoti toliau. Lentas, kurios aukščiau, tai aš išpriekaba. Viskas, atveš popierius, pasiėmu popierius, tvarkau bardaką ir važiuoju krautis, turiu pakrovimą jau. Čia atvažiuosiu, aš pradėsiu važiuoti.
Ha, ką nesitikėjot, kad čia ateis. Nu va, tai toks tas iškrovims. Atrodo per dvi pusės. Šitą bardaką reikia susitvarkyti dabar. Susidėti likusias lentas ir važiuoti krautis. Kartais gerai tvarką pasidaryti, bet ne 2 kart savaitį. Nu va, nepraėjo nei valandą ir susitvarkiau, betvarkę. Užsidarom šoną, šit šonas jau uždaryts ir judam į pakrovimą. Nu ką, tai iš tikrųjų, viskas kaip ir normaliai. Nuėmiau laiką, per kiek laiko užtrunk. Šiaip pasakysiu, kad principė tai ar per 2 šonus, ar per 1 dažnai užtrunk tiek pat. Tik vienu atveju daugiau vairuotojai darbai yra, o kitu atveju daugiau stovi ir žiūri kaip iškroviniai. Va, tai valandą jau dabar čia sėdžiau, biškai čia apsimėčiau popierius. Jau realiai kokias 55 minutės užtrunk. Pilnai išsikrauti per abu šonus. Aišku, galbūt kitą kartą kokiam Holmene, kaip šitą Norrköpinge, kur 4 pakius vienu kartu paim, 3 privažiavimais iškrauna arba pakrauna, tai aišku, tada greičiau užkrautų, bet šiaip tai, jeigu toks papras kariuks po nedaukim, tai vis tiek valandą užtruks, kol iš ten išmėta. Kol po to atsidarai, užsidarai, vis tiek kažkaip panašiai gaunas visą laiką. Nu, galim kartais greičiau, gal 4 minučių kokį. Bet labai stipriai įtakos nėra, tik tais darbo yra stipriai daugiau. O ant laiką tai šiek tiek. Vo. Ką čia dar galiu pridurti? Sukaitęs visas. Laukia vėjas, bet aš vis tiek, kad ir karštą sušuntu. Nes man niekad nebūn šalta. Beveik. Dažniau karštą. Tai va, daugiau tai nežinau, ką čia dar pridurti. Važiuosiu dabar krautis, kažką liktais atsintę. Ar bus gerai? Pažiūrėsim, koks tas savaitgalis nusimatys. Atvažiuoju Vamdrupė į Rokvulą. Čia kažkiek vienas iš 4 pakrovimų. Kažkiek pasikrausiu. Po to į Freją dar važiuosiu, po to dar kažkur. Ir viso, ir į keltą. O po to Stokholmas manęs laukia, man atrodo. Po 200 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Važiuojame parkingą. Atidaryta, žalis. Prisiduosim ir ką? Lauksim pakrovimo. Čia tipo parkings. Staigiai čia įmetė porą palečių 3 Rokvulą. Šiaip sutikau vairuotojas toks įdomų klausimą uždavė. Klaus, ar čia verč pririšinėt krovinę ar neverč? Ar liep? Man tai, pavyzdžiui, niekur nėra, kažkaip taip neatsakė, kad ten, tipo, būtinai prisiriščia. Šiaip aš nežinau, pats esi kaip vairuotojas profesionalas, turi pats spręsti, ar tau čia reikia prisirišti, ar nereikia. Jeigu neišversi, tai gerai, žinai. Taip, bet pačiam tau važiuoti nekrovėjai, važiuoti reikės sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Aš tai Rokvulą nerišu, nes nelabai ir gali rišti. Suspausi, sutraiškysi. Nebent iš galo kokią senelę padaryti, paletę pridėti, kad atgal nenuvirstų, bet kad atgal nenuvirstų, gali tiesiog labai gazą nespausti. Švelniau biškį. Va, taip. Nežinau, man tas klausimas taip keistoks yra biškį, ar čia verčia. Štai Rokvulą, kad ir išversi, tai nematau problemos. Rinkitės pirmąjį gali rankom surinkti ir sutvarkyti.
ne gėrimai kokie ar dar kažkas. Bet gėrimai irgi nepririši. Yra daug krovinių, kurių nelabai gali pririšti kažkaip taip tinkamai. Taip jau tikrai patikimai. Tokį medį tai vat lengva, paėmė pririšai, stipriai gali priveršti. Kad turbūt net apverstum priekabą ir laikytus tas medis ant diržų. O yra kroviniai, kurių tu negali prispausti, nes sutraiškysi. Kokios nors kartoninės dėžės, tai tu negali tu jų niekaip pririšti, kad tu ten pririšti, tik sugadinsi. Arba būn kokia druska popieriniuose maišuose, tai irgi nieko tu nepadarysi. Yra užmėsi diržą už kažką tai ir su diržu praplėši tos maišus. Tai yra tokių krovinių, kur rišimai nelabai draugiški yra. Po 200 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės antrąjį išvažiavimą. Tokią klausimą, ar čia verčia rišti. Rinkitės antrąjį išvažiavimą. Ar tipo, jeigu neverči, tai neriši. Tipo metalai, va, kaip, pavyzdžiui, vežiau tokie, tai jeigu niekais mane sakytų, jis nei ten žiūri, nei jam ten įdomu, ar aš ten prisirišęs ar ką. Nereiškia, nereiškia tada. Tai va. Taip su tais rišimais įdomiai yra. Vieni kroviniai tokie tikrai rišami, o kiti taip nelabai, nu ką. Kas tam Rokvului, jis išsibarstys nebent po priekabą. Važiuokite maršrutu 8 kilometrų. Tokias va kelias. Koks metalas, tai gali kiaurai išlėkti pro viską. Ir pas mane inkilę gali atsidurti lengvai. Ką, važiuojam dar į Frėją. Po to dar ten kažkur vieną paletę pasimti ir tada dar vienas Rokvulas. Visi, šiandien kelts. Bet kilometrų visai gausi šiandien. Kokie 400 gal iš viso. Visai normaliai. Rytoj dar kokie 400. Viskas neblogai visai. Atvažiavau į pakrovimą. Paskutinį čia jau. Rokvulas, kaip matot. Čia ką tik bairis buvo biški. Toksai lengvas. Krovėjas pasako, koks tavo numeris mašinos. Nu, jis ten sąrašiukais asmenius susiradęs numerius ir mašinos numerius ir RF numerius krovinę. Tai va, tai praleidžiam. Tai va, tai kits vairuotojas parodė pirštų, kurie sako tavo numeriai mašinas. Parodė į mano tas krovėjas, dabar kai aš atėjau, sakau, tai sakau, po to aš tekau savo numerius, ką mano LTV. Sakau, tai jisai man blecha sakė, kad čia tipo tie išbėga gaudyta būtų. O taip ir vyks bairė, kai ne tą krovinį sukrauna. Pasaka kažkas, ne tai parodo. Viskas normaliai. Neįvyko klaida. Užkirtau tam kelią. Pasikrausim ir į keltą. Viskas normaliai. Jau žinau, kaip važiuoti reikia. Pasakė, kelintą pakrovimo vietą. Tai aš kaip baisiai mondras esu, tai... O koks paletniks, matėt? Didžiulis.
tik pat žemės viską kabinsiu jau. Man čia tik 2 paletės turi mesti. Jaučiu tik galą atidarysiu. Galim buvo ir prie tiesiai atvažiuoti, bet reiktų apsisukti. O dabar nereiks padangų plėšyti. Baisiai gudrus. Jaučiuos dabar. Žinot tą jausmą. Dar būn toks jausmas, kaip jauties baisiai gudras, bet iš tikrųjų durns. Ką nors padarai durnai. Tai būn irgi taip kartais. Bet pirminis jausmas būn, kad gudrus baisiai. Buvo pasitiesinam. Pasimaut šalmą reikės ir eiti. Laukti, kol teiksis karistas. Buvau Friedrichshafene. Važiavau, pasiėmiau biletą, matom karo laivačio. Esbern Snare. Sukite kairėn, tada iškart laikykitės dešinės. Nežinau, kokią kalbą iš čia yra. Nu ką, tai atėjo vakars, viską. Reikia eiti poilsiauti savo. Patenkintam jau greitai keltas bus. Tai kelte nebus ryšę, nespėsiu iš karto kelti filmukų, tai todėl keliu anksčiau. Bandau bent jau kelti kartais ir šiaip būn ne kažką ryšys. Tai tik gal Švedijai įsikels, tai bus matyti. Va, tai rytoj dar biškį pavažiuosiu, tai rytoj dar susimatysim, tikrai. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Sutiksim rytoj. Iki.